Labas visiems, kas mane žiūrit, kas sekat mane. Noriu labai pasidalinti svarbia žinute kaip astrologė. Labai ačiū Dovilei Balčiauskienei, kad jinai man papasakojo, priminė apie šį užtemimą ir pilnatį žuvų zodiako ženkle. Ir besidomėdama apie šį užtemimą atradau labai daug. Ir aš supratau, kad yra būtina man, turbūt kaip žuvies atstoviai, papasakoti apie šį užtemimą. Įprastai išlendu aš kaip ta žuvelė iš po vandens, tik tai nebent kažkokią tikrai svarbią žinutę norėtųsi jums perteikti. Tai va, tikiuosi šis įrašas bus jums įdomus klausytis, pasistengsiu kuo išsamiau. Prisipažinsiu tokį dalyką, kad esu pasirašusi konspektą ir karts nuo karto žvilgtesiu aš į jį, nes turbūt tiek daug yra ką pasakyti, kad bijau, kad galiu praleisti. Pirmas dalykas, ką noriu pasakyti, kad šitas užtemimas mums primins apie žvaigždę Šeat. Žvaigždė Šeat yra labai neigiamai vertinama senovės astrologų. Ir tuo pačiu metu šitas užtemimas bus ant šitos skandalingos, blogos, neigiamos žvaigždės, kuri labai dažnai paveikia globaliai. Ne individualiai, o globaliai. Tai va, ir ši žvaigždė labai paveiks Neptūną. Šita vat kombinacija, jinai bus dar ne kartą ir jau buvo 24 metais ir balandžio mėnesį, ir Liepos mėnesį, ir bus 25 metais kovą, ir 25 metais gegužę, ir 26 metais sausio mėnesį paskutinį kartą bus šią žvaigždė su Neptūnu susijungusi. Tai nurodo, iš tikrųjų papasakosiu apie tai, kad šis kombinacija šią žvaigždės ir Neptūno paskutinį kartą buvo tik tai prieš 165 metus. Tai va, todėl šita kombinacija jinai yra labai reta. Tai va, ir jinai gali duoti globalius tokius dalykus, problemas su virusais, viskas, kas susijęs su Neptūnu. Problemos su vandeniu, tiesiogiai, su pačiu vandeniu, potviniai įvairiausios kataklizmas būtent per vandenį. Tai gali būti ir sniegas, ir kruša. Tai va, ir kažkokių laivų paskendimai ir panašiai. Tuo pačiu metu Neptūnas yra susijęs su virusais, įvairių virusų atmainų atsiradimas. Tuo pačiu metu Neptūnas yra susijęs su dvasingumu ir todėl gali atsirasti naujų įstatymų žmonėms, kurie užsiima ezoterika, dvasingumu. Sunkiau galbūt bus jau taip dirbti, kaip anksčiau galbūt mes taip buvom, nežinau, įpratę galbūt dirbti. Bus daugiau reglamentų, daugiau taisyklių, kažkokie nauji įstatymai ezoterikams, dvasiniams žmonėms, taro kortomis būrenčiam žmogui ir taip toliau. Toliau tai bus susijęs su nafta, gali pakilti kainos naftai, daugeliu dalykų iš tikrųjų susijęs su Neptūnu. Neptūnas yra susijęs taipogi su masinė medija ir žmonių sąmonė. Ir čia šitoj vietoj gali būti toks srutų išsiliejimas kažkuria prasme. Neptūnas, neigiamas Neptūnas, tai yra srutų išsiliejimas, kuris gali būti tiek alegorinė prasme, tiek tiesioginė to žodžio prasme. Šitame užtemime jis įvyks ašyje mergelės žuvis. Ir galima sakyti šiek tiek tokiam mistiniam tokiam tame tarpe, tai yra Mėnulis bus paskutinioje dekadoje
Ten yra iš tikrųjų gilus labai dvasingumas. Man asmeniškai kaip astrologė visą laiką asocijuojasi su labai labai didelė gelme ir prasme. Bet tuo pačiu metu, kai ten taip yra gilu, ten gali būti labai daug iliuzijos ir saviapgaulės. Dar ne dabar, bet jau labai labai greitai karminių mazgų ašis grįž į žuvų ir mergelės ašį. Paskutinį kartą mes šitą ašį patyrėme 2015-16 metais, dar šiek tiek gabaliukas 17 metų. Tai vat, ir kas man iš tikrųjų buvo labai didelis atradimas, nes aš prisiminiau, kad 2015 metais, kada labai labai analogiškas užtemimų koridorius vyko, aš 2015 metais pavasarį padariau labai reikšmingus savo gyvenimo sprendimus. Ir 2015 metais buvo užtemimų koridorius tarp rugsėjo 13 ir rugsėjo 28 dienos. Aš tada padariau labai svarbius sprendimus, tada susituokiau ir emigravau į kitą šalį. Per tą labai trumpą laikotarpį. Ir šitas prisiminimas, jis tai nurodo man apie tai, kas vyks dabartiniam etape, tik tai visiškai atvirkščiai. Karminiai mazgai tai yra dvi priešpriešos. Žuvis šiuo atveju ir mergelė. Bet dar įdomumas yra šitame užtemime, kad vis dar dabar, kol šitas užtemimas yra, nors jis jau nurodo, jis jau nukreipia į tą etapą, ką mes patirsime 25 metais, bet mes vis dar esame paskutinėje stotelėje avino ir svarstyklių. Ir čia mums labai labai įdomi tokia mistika vyksta. Mes galime per šitą laikotarpį gerokai susimastyti, pamatyti, kur mes klydome, kokias mes sėklas pasėjome per šituos paskutinius 2 metus. Avinas tai yra motyvas, iniciatyvumas, tai yra drąsa, gal net ryžtas, gal netgi kažką, ką mes ryžtingai pradėjome šiais metais ir praeitais metais. Ką mes ryžtingai pradėjome, bet dabar atėjo laikas, kad mes šiek tiek nurimtumėm, susivoktumėm, todėl kad žuvis yra priėmimas. Mergelė yra tarnystė. Išėjimas iš tokios agresyvios pozicijos, iš tokios iniciatyvą reiškiančios pozicijos jau į daugiau ramesnę būseną, kada mes jau žinome, kur link mes einame, mes jau pasėjome sėklas, mes jau žinome, ką mes turėsime, kiekvienas asmeniškai, individualiai. Dabar atėjo laikas nustoti kovoti, o priimti tai, ką aš jau turiu, įgauti vidinę ramybę šituose sprendimuose ir pradėti veikti, bet jau su vidinė darna, su vidinė energija, dvasingumu vidiniu. Tuo pačiu metu šitas užtemimų koridorius yra ne tik tai, kad žuvų ir mergelės ašyje, bet ir tuo pačiu metu žuvų paskutinėje dekadoje. Tai nuorodo į tai, kad visas zodiako ženklas, tai yra paskutinis zodiako ženklas ir paskutinė dekada. Tai nuorodo į tai, kad mes atėjome prie visiškai naujo gyvenimo etapo. Ir jis bus šiek tiek jau kitoks. Ir šitas užtemimas, mes dar nesame ten, bet mes esame paskutinėje stotelėje ir jau laukiame ateinančio mums autobuso, į kurį mes įsėsime, viskas priklauso tik nuo tavęs asmeniškai. Tu yra labai stipriai išreikštas Neptūnas. Neptūnas
yra kolektyvinė pasąmonė. Neptūnas gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas. Ir kiek mano darbo patirtis rodo, kad dažnas atvejis yra neigiamas. Todėl, kad Neptūną padaryti teigiamu yra sunku. Todėl, kad tai yra dvasingumas, gylis, vertybės dvasinės. Tikrumas dvasinis, o nesumeluotas. Ne saviapgaulė, ne saviiliuzija. Tuo pačiu metu Neptūnas, kaip ir sakiau, yra susijęs su kolektyvinė pasąmonė. Todėl tai yra kolektyviniai idealai, kolektyvinės idėjos. Tai gali būti valstybės mastu, tai gali būti pasauliniu mastu. Todėl šis užtemimas ir yra toks svarbus. Jis tampa mums kaip šauklys ar pranašas apie ateinančius etapus 25 metais, apie naują mūsų gyvenimo etapą, mūsų pačių asmeninį atgimimą ir link kur mes einame. Mes turime paleisti agresyvius metodus. Mes turime paleisti per daug dominuojančius mūsų pačių pasirinkimus, kurie veda link kontrolės ir agresijos. Ir tuo pačiu metu eiti į Neptūno ir Mėnulio poziciją. Tai yra sustiprinti mūsų emocionalumą, gebėjimą jausti ir būti empatiškais, mylėti, išjausti. Bet Neptūnas vis dėlto yra dar retrogradinis. Ir tai yra mūsų visi vidiniai pajautimai. Tai, kas yra mūsų pačių viduje. Tai, ką mums dar yra sunku išreikšti. Tai, kas daro mus jautresniais arba silpnesniais ir ką mes bijome kartais atverti kitiems. Galbūt tai, kas mus daro minkštais, nereikia to slėpti. Tuo pačiu metu Neptūnas yra susijęs su paslaptimis. Ir tiek individualimis paslaptimis, tiek ir globaliai paslaptimis. Tai laikas, kada gali išlysti paslaptis, kurios buvo mūsų ilgai labai slepiamos, netgi prieš pačius save. Nes Mėnulis yra mūsų vidinis komfortas. Man nekomfortabilu gyventi su tomis paslaptimis. Aš nebenoriu tai nešti savyje. Tai lyg širma, kuri yra pakeliama šiam etapui, šiam laikotarpiu. Tai lyg langas, šitas užtemimo koridorius. Todėl dalį tos tiesos, arba bent jau maža dalimi, bent jau savo pripažinkime tiesą ir nebūtinai tai reikia sakyti kitiems, bent jau savo pasakyk tiesą. Nustok meluoti. Nustok slėpti, bent jau nuo savęs, esminės tiesas. Todėl, kad tau šis pripažinimas labai labai padės 25 metais. Todėl, kad jeigu tu dabar to nepadarysi, tu būsi priverstas padaryti tai per artimiausius 2 metus. Tuo pačiu metu tai liečia ir valstybę, įmonės. Tai susiję yra su jų vidinė švara ir moralė. Šis užtemimas gali labai labai iškelti kai kurių įmonių melus, kai kurių valstybės apgaunamų žmonių įstatymus įvairiausius ir panašiai. Tai yra taipogi laikas, kada religinės įvairiausios bendruomenės, asmenys individualus gali išeiti į paviršių ir visi gali sužinoti apie juos tiesą. Tuo pačiu metu tai laikas, kada mes galime realizuoti svajones, savo vidinės, brandintas, kauptas svajones, kurios buvo labai labai giliai viduje užspaustas, atėjo laikas jas parodyti visiems, pasauliui, savo pačiam. Čia gali būti dilema šitoj vietoje. Bijojimas, pergyvenimas. Ar aš esu pasiruošęs? Atėjo laikas. Vanduo, tiesiogiai vanduo ir viskas, kas su vandeniu susiję. Išryškėti kažkokios medžiagos, kurios yra, išsilieja į mūsų vandenis, geriamą vandenį. Arba taipogi tai gali būti kažkokios didelės vandens įmonės, kurios tiekia
ir parodymas tai, kad tai nėra visai šaltinio vanduo, kad tai galbūt nėra visai kokybiškas geras vanduo, kuris yra buteliuose parduodamas parduotuvėse. Tuo pačiu metu, kažkaip, kaip minėjau, gali būti audras, potviniai, kurie virsta kruša, kurie gali virti žemės drebėjimais įvairiausiais. Taipogi šį laikotarpį gali paveikti labiau pajūrio krašto miestus. Tai tuo pačiu metu Neptūnas yra susijęs su emigracija ir su pačiu migracijos srautu. Tai gali atsinaujinti, gali atsirasti nauji įstatymai ties migrantais, gali atsirasti nauja banga migrantų, arba atvirkščiai galbūt tiesiog geresnės sąlygos migrantams gali atsirasti. Šio užtemimo metu Marsas turės kvadratus į karminius mazgus. Ir Marsas tai yra motyvas, veiksmas, ane? Ir jisai mumis skatina kartais ne visai teigiamų būdų imtis iniciatyvos ir veiksmo šiam laikotarpyje, kas gali būti galbūt dabar šiam etapui klaida. Dabar reikėtų kaip tik grįžti į savo vidinį aš, susivokti daugiau viduje, o ne bandyti kovoti su vėjo malūnais. Plutonas pereina į ožiaragį. Ožiaragis tai yra valdžia ir kontrolė. Kažkuria prasme tai yra toks regresas. Ir čia gali būti iš Plutono pusės. Mes galime susidurti su agresyviomis situacijomis, pykčiu, stresu, erzina, pykdo, nežinau dėl ko, tiesiog erzina. Plutonas eina atgal, jis nebejuda į priekį. Labai trumpam jisai eina atgal. Tai todėl šitas užtemimas yra pakankamai tikrai įtemptas. Jame labai daug yra programų, labai daug visko jame yra užkoduota. Ir todėl šiame etape, šitame užtemime, mes galime tiesioginė to žodžio susidurti su savo blogiu arba su kitų blogiu. Mes galime įsileisti į savo vidų abejonės ir nereikalingą kovą. Tai yra geras laikas grįžti į savo vidų ir nebijoti svajoti. Dar šiek tiek grįžtant prie Neptūno, nepaminėjau apie tai, kad Neptūnas yra susijęs netiesiogiai su medicina, o daugiau su pačiomis ligoninėmis. Neptūnas daugiau yra susijęs su vaistais ir vakcinomis, kas realiai gali būti irgi. Neptūnas taipogi susijęs su nafta ir ištekliais. Tuo pačiu metu su religija ir tikėjimas, kaip ir sakiau, ne? Gali atsirasti labdaringos kažkokios įstaigos, naujos socialinės programos emigrantams, nauji gydymo būdai, inovaciniai gydymo metodai. Tuo pačiu metu čia jau šita tema yra jau viskas, ką kalbėjau apie Neptūną globaliu mastu, aš manau, kad tai realizuosis per šituos artimiausius 2 metus. Taipogi, kas yra susijęs su dujomis, su nafta, su resursais, su vandeniu, galimos problemos. Pavojingas laikotarpis vagystėms, įvairiausio plauko manipuliacijoms, nauji būdai apgauti žmogų internetu, nauji metodai apgavystės išlenda ir reikėtų būti atsargiems. Tai yra geras laikas nueiti į cerkvę, į bažnyčią, į šventyklą, į meditacijos stovyklą aplankyti ar į grupinę meditaciją. Tiesiog grįžti į savo dvasinės vertybės. Tuo pačiu metu tai yra laikas, kuris gali labai paveikti žmonės, kurie turi jautresnę psichiką, jautresnę psichologinę sveikatą, kurie serga depresija, šizofrenija, paranoja, panikos atakomis ir taip toliau. Ir be to šis laikotarpis, būtent šitas koridorius, jis gali labiau paveikti šiuos žmonės. Na ką, aš užbaigsiu tokia gaida galbūt papasakojimą apie šitą
užtemimą. Jeigu norėsite daugiau informacijos, jūs galite apsilankyti Sąmoningumo centre ir galbūt klausimų paklausti netgi manęs individualiai. Tai va, renginys vyks Klaipėdoje 19 dieną, 18:45 prasidės šitas renginys. Kviečiu jūs visus į magiškas OM ritualą, galima taip sakyti, kuriame galbūt mes su Kęstučiu pabandysim bent jau tai dienai prašviesinti šį laikotarpį ir įnešti daugiau sąmoningumo ir šviesos. Na, o dabar pereisiu greitai per visus zodiako ženklus. Tai va, Avinas. Avinas yra pagal 12 simbolinį būstą ir todėl Avino veikiamas bus temos, kas susijęs su paslaptimis. Taipogi su pačiu galbūt išsilaisvinimu iš tų paslapčių. To galbūt, ko nereikėtų slėpti. Labai rekomenduotina avinams šiam laikotarpiu, būtent šitas užtemimas kalbu. Nerekomenduotina iš tikrųjų laikyti paslaptis, todėl kad tai išlys į paviršių. Neverta eiti į priklausomybės, permastyti tai, jeigu jos yra. Tai gali taipogi šitas laikotarpis atnešti kraustimąsi, emigraciją, pasikeitimą. Tuo pačiu metu tai gali būti susijęs su žmogaus sveikata, ligoninėmis, reabilitacijomis, atostogomis, izoliacija, darbu galbūt internetu, vidiniais atradimais. Jaučiai. Jaučiams eina per simbolinį 11 būstą, todėl tai yra realizacija jo planų, progresas naujose planuose, darbuose, naujose perspektyvose, mokymai online, realizacija ir pinigai online, naujos pažintys per draugus ir online, naujos pažintys su nauju ateinančiu partnerius, kuris galbūt jau buvo prieš tai turėjęs santuoką, draugiškas ryšys su broliais ir seserimis, ypač suaugusiais vaikais, atsinaujinęs santykis. Labai pozityvus laikotarpis, geros perspektyvos vertėtų jaučiams iniciatyvų šiame laikotarpiu reikštis, todėl kad jums šis laikotarpis gali būti pakankamai sėkmingas ir perspektyvus. Dvyniams šis laikotarpis yra pakankamai įtemptas ir stresinis iš vienos pusės, todėl kad užtemimo metu tas Jupiteris turės kvadratūrą į Merkurijų ir pagal simbolinį būstą gaunasi 10 būstas, tai yra socialinis statusas. Ir dvyniai gali pradėti iš tikrųjų jausti tokį poreikį vidinį, kad atėjo laikas keisti. Kažką atėjo laikas keisti, galbūt jau jie yra tame procese, pokyčių procese, todėl kad Jupiteris dvyniuose jau juos stumteli link pokyčių. Tai vat, 10 būstas yra susijęs yra su statusu, bet tuo pačiu metu ir su karjera, ir su šeimyninė padėtimi. Tuo pačiu metu čia yra laikotarpis, kada žmogus turi gerai pamastyti, ko aš noriu, ką aš galiu, kas mane motyvuoja, kokie mano tikslai, kaip mane vertina kiti. Ar aš gaunu tą atlygį, kurį įdedu. Dvyniai gali būti susijęs su emigracija, su atsiradusiu ar jau įvykusią santuoką, ar poreikiu eiti į santuoką. Susivokimai dėl vaikų, ar dar būsimų, o gal jau esamų. Taipogi santykė su vaikais. Čia yra labai tokių korinių, pagrindinių, esminių žmogiškų tokių permastymų laikotarpis dvyniams ir tuo pačiu metu 10 būstas visą laiką yra susijęs su veiksmu. Todėl tai gali vykti tiek per teigiamą procesą, tai gali vykti taipogi per vidinį stresą, per vidinį jausmą, lyg aš kažko nerealizavau, lyg aš kažko dar nedadariau ar negaliu padaryti. Ir atsiranda nepaaiškinamas poreikis dvyniams
tai daryti ir veikti. Vėžys. Vėžiams iš tikrųjų yra pakankamai geras laikas, todėl kad tai yra vandens ženklas ir jie sutarė tarpusavį su žuvies tematika. Tai eina per simbolinį 9 būstą, tai yra nauji keliai, naujas dvasinis ir intelektualinis augimo etapas. Tai yra naujas laikas atverti naujus kelius, į naujas keliones, į naujus nuotykius, į naują pažintinę kelionę. Tai gali būti alegoriška, tai gali būti ir tiesiog įvertinama. Tai taipogi laikas, kada galima naujas žinias įgauti. Ir taipogi tai yra laikas, kada aš galiu mokytis, duoti žinias kitiems. Todėl, kad tai yra ne tik tai mokytojystės, mokinio, bet ir mokytojo pozicija. Tai todėl čia gali būti, atėjo laikas galbūt tau, vėžiukai, kad pradėti mokyti kitus. Tai taipogi būstas, kuris asocijuojasi su naujais, galbūt naujomis pažintimis ir naujomis galimybėmis, kurios padeda pastatyti tau ateities planus, todėl kad 9 būstas yra asocijuojamas su tolimesniais planais. Tai yra strategavimas šiam laikotarpiui, link kur aš norėčiau nueiti ir ką man reikia padaryti, kad tai pasiekti. Taipogi tai yra laikas, kada mes galime atnaujinti ryšius ir santykius su žmonėmis, kurie gyvena užsienyje. Gali atsirasti draugystės su užsieniečiais arba kitos kultūros žmogumi. Toliau, liūtai. Liūtai susijęs su simboliniu 8 būstu. 8 būstas yra susijęs su resursais, kurių aš pats asmeniškai negaunu. Tai gali būti bendri šeimyniniai planai, pavyzdžiui, nusipirkti kažką, pasimti paskolą. Tuo pačiu metu tai yra bendri šeimyniniai sprendimai. Tai yra ne tik tai mano pačio pinigai, tai yra taipogi pinigai visos šeimos arba mūsų kaip poros. Čia gali būti laikotarpis, kada mano resursai, finansiniai resursai keičiasi. Galbūt aš pradedu gauti kažkokią išmoką. Ir tai yra pinigai, kuriuos aš asmeniškai neuždirbau. Tai yra pinigai, kuriuos aš gaunu kažkokiu būdu. Jie yra lyg ir mano, bet ne mano pačio uždirbti. Tai gali būti laikas, kada aš galiu pradėti gauti elementus, pavyzdžiui. Arba galiu gauti išmoką kažkokią. Tai yra laikas, kada žmonės išeina į pensiją, užaktyvintas 8 būstas. Taipogi tai yra laikas, kada žmogus gauna iš kitus visai pradeda gauti finansinius resursus. Tai yra iš kito šaltinio pradeda ateiti pinigai. Išmoka už medicininę galbūt kažkokį laikotarpį, kada galbūt jūs sirgote. Taipogi tai yra gali būti laikas, kada mano partneris pradeda dėti didesnį indėlį į mūsų finansinį biudžetą. 8 būstas yra susijęs tiek su mistika, tiek su vidinėmis baimėmis. Todėl labai svarbu liūtams paleisti savo nuoskaudas, pyktį, kurį galbūt laikė ne vienerius metus. Mergelės. Mergelės iš tikrųjų gan stipriai paveikė šitas užtemimas ir šitas laikotarpis po užtemimo. Ir čia galbūt yra visai atskira tema tiek žuvims, tiek mergelėms, bet galbūt taip labai trumpai mergelės eina per simbolinį 7 būstą. Ir čia yra susijęs su tarpusavio ryšiais ir santykiais. Ir tai yra ne tai, kaip žmogus veda santykius su tai žmonėmis, bet tai yra taipogi susiję su jų pačių procesais. Galima sakyti, kad iš mergelės akiračio gali pasitraukti
kažkoks draugas, aplinkoje esantis visą laiką žmogus, kuris, galima sakyti, atsisako bendrauti ir tai yra ne dėl jos pačios pasirinkimų ar kažkokių blogų veiksmų, bet tiesiog dėl to, kad tam žmogui konkrečiai vyksta kažkokie procesai, kuriuos jis turi praeiti. Jūs galite suprasti savo klaidas, ypatingai santykių tematikoje, suprasti, kur jūs galbūt klydote, ir tai gali būti susiję tiek su asmeniniais santykiais, tiek ir santykiais su draugais ar kolegomis ar kitais kokio pobūdžio santykiais, tai gali būti ir vaikai, ir kas kita. Tai taipogi laikas, kada jums gali ateiti kažkokie pasiūlymai, kooperuotis, bendrai kažką daryti, kažkokį bendrą projektą. Galbūt tai yra laikas, kada gali atsinaujinti jūsų santykiai su tais žmonėmis, kurie galbūt jau jūs galvojate, kad šito santykio jau nebėra. Galbūt aš tiesiog nurodyčiau į tai, kad mergelėms reikėtų labai gerai susimastyti ir prisiminti, kas reikšmingo įvyko jų gyvenime 2015-2016 metais. Todėl, kad šita tema, kas įvyko tada, bus linkę kartotis, tik tai atvirkštiniu būdu. Jeigu tada jūsų gyvenime realizavosi mergelės energijos, tai reiškia daugiau darbo, darbštumo, stropumo, tarnystės kitiems, šiam etapui galbūt atėjo laikas būtent žuvų etapas. Išeiti jau daugiau iš tarnystės į susivokimą ir priėmimą savęs, iš tokio materialaus etapo į daugiau dvasingą, į tokio daugiau ezoterinį, daugiau gilesnį realizaciją to etapo, kuris buvo. Viskas yra linkę apsiversti, bet būti toje pačioje vagoje. Ir mergelėms iš tikrųjų reikia daugelių dalykų paleisti, tai kas buvo praeityje, ir nueiti į visiškai naują etapą. Atnaujinti santykius, atnaujinti naujus ryšius, žvelgti, galima sakyti, šiek tiek kitaip ir kitokių kampų į tai, kokioje jis aplinkoje yra. Svarstyklės. Svarstyklės eina per simbolinį 6-ąjį būstą. Ir svarstyklėms tai yra laikotarpis, kada keičiasi kažkas jų darbo sektoriuje. Tai gali būti nauji darbo metodai. Tai gali būti laikotarpis, kada aš permastau apie aplinką, kurioje aš dirbu. Tai gali būti taipogi, 6 būstas taipogi ne tik darbas, bet ir sveikata ir mano kasdienybė. Tai yra rutinos pasikeitimas. Tai gali būti nauji papildomi darbai, o gal kaip tik tų darbų yra mažiau. Taipogi tai gali būti pasikeitimas mano rutinoje. Mano rutinoje gali atsirasti daugiau sveikatingumo, daugiau rūpesčio savo sveikatai. Galbūt daugiau atsiranda sporto, arba galbūt atsiranda daugiau laiko pasivaikščioti. Ir tai tampa mano rutina, atsiradimas naujos rutinos. Taipogi tai laikas, kada vertėtų susimastyti apie savo sveikatą, daugiau skirti jai laiko. Tuo pačiu metu tai yra laikotarpis, kada reikėtų labiau nukreipti save į konkrečius darbus ir tikslus. Svarstyklėms reikėtų būti budrioms savo aplinkai, kurioje jie dirba. Ir stebėti ir būti jautriai tai atmosferai galbūt, kurioje jie dirba. Tai gali būti kolegos, kuriam galbūt kažkas įvyko. Ir aš, jeigu būsiu empatiškas pajausti, tai gali labai teigiamai man atsiliepti. Tai yra, kitaip tariant, svarstyklės tai yra, atsižvelgti į kito interesus, bet tuo pačiu metu čia galbūt darbinės santykiai ir kolegos, padėti, pagelbėti, patarti, išklausyti ir panašiai. Ir tai gali atnešti naujas perspektyvas. 6 būstas tai yra mano kasdienybė, teisingai. Ir ta kasdienybė, jinai gali labai kardinaliai keistis. Ta kasdienybė gali, pavyzdžiui, būti susijusi netgi su mano vidiniu komfortu namais. Tai yra, namų rutinoje aš galiu pasikeisti, kažką įnešti į savo kasdienę rutiną. Atsiranda poreikis daugiau švaros, daugiau tvarkos savo asmeninėme gyvenime. Tai yra tiek darbe, tiek namuose. Tai gali būti naujas grafikas, naujas darbinis grafikas, naujas mano kasdienybės grafikas, kuriame aš pradedu gyventi naujų ritmų. Toliau, skorpionai. Skorpionai eina per simbolinį 5 būstą ir tai yra meilės, hobių,
sektorius, tai yra laikas, kada skorpionai gali atrasti naują meilę. Tai gali būti žmogui, tai gali būti veiklai, tai gali būti darbui, tai gali būti nauja aistra, tai gali būti nauji hobiai, naujos užimtumas, naujos veiklos. Tai gali būti kažkas teigiamo šiam etapui, vėlgi skorpionas yra vandens zodiako ženklas kaip ir vėžys, todėl šitas laikotarpis neturėtų būti skorpionui sudėtingas. Skorpionams 5 būstas simbolinis, jisai yra ne tik su meilė, su hobiais susijęs, bet taipogi yra susijęs ir su vaikais, todėl čia gali atsinaujinti santykius su vaikais, čia gali pasikeisti santykius su vaikais. Tuo pačiu metu jų gyvenime gali atsirasti nauji vaikai, ir iš viso susivokimai ties vaikais. Kitaip tariant, iš tikrųjų tai yra laikotarpis, kada skorpionas gali permastyti, kas jam teikia džiaugsmą ir kur jis nori būti šitame etape, kas tave traukia, ko tu nori, ko tu sieki, kas teikia tau malonumą, kas tave įtraukia, tiesiog suteikia tau kūrybinę energiją, noras veikti, noras daryti, noras, motyvas tokia atsiranda, vidinė aistra kažką nuveikti. Tai ir yra 5 būstas. Tai yra kūrybinis potencialas, ane? Kurioje sferoje aš jaučiuosi gerai ir išreiškiu savo kūrybinį potencialą. Skorpionams, kurie dirba meno srityje, galbūt išskirtinai, aš sakyčiau, tai yra labai geras laikas ir gali duoti iš tikrųjų gerą postumį naujiems projektams, kurie gali turėti sėkmės. Šauliai irgi šiek tiek aš turbūt išskirčiau šaulius, kaip ir mergelės, kaip ir žuvis, dėl ko? Todėl, kad šauliai yra valdomi tos pačios energijos kaip ir žuvis. Ir todėl tai yra ypač stiprus etapas, šauliams naujas etapas. Ir todėl vėlgi sakau tą patį, pagalvok šauly, ką tu veikiai 2015 metais, pavasarį, kovo, balandžio mėnesį, 2015 metais. Ir ką tu veikiai 2015 metais rugsėjo mėnesį. Bet bendrai viską visumoje. Kaip praėjo tau tie 2015-2016 metai. Ką tau šitie 2 metai atnešė, kokį procesą. Ir jeigu žiūrėti apie simbolinį 4 būstas šauliams pakliūna, tai yra susijęs su šeima, su stabilumu, su komfortu namuose. Todėl tai gali būti laikotarpis, kada gali keistis jūsų gyvenamoji erdvė. Tiksliau, 4 būstas tai yra, kur yra mano komfortas, mėnulis. Ir kas man yra komfortabilu. Kur yra man komfortabilu. Ir gali ateiti tas etapas susivokimo, kad man buvo čia gerai gyventi, bet aš jau norėčiau kažkur kitur gyventi. Tai gali būti atnaujinimas tos erdvės, kurioje aš gyvenu. Tai gali būti tiek statymas viso namo, tiek kosmetinis remontas pačio kambario ar buto. Ir šiam etapui iš tikrųjų labai geras laikas pagalvoti apie tai, kas yra mano komfortas, kur aš gerai jaučiuosi. Ir nauji mano planai tai realizuoti. 4 būstas tai yra santykis su mano šeimos nariais. Gali šiek tiek keistis santykis su mano šeimos nariais. Gali šiek tiek keistis mano santykis su mama. Čia gali ateiti tiek geri etapai, tiek ateinantis to pasekoje iššūkių etapai su šeimos nariais. Ir čia gali būti šiokie tokie pasikeitimai šitoje temoje. Galima sakyti, kad dabar yra laikas, kada šaulys turi gerai pamastyti, kur jis nori statyti savo pamatus. Simbolinė arba tiesioginė to žodžio prasme. Ant ko nori statyti pamatus. 4 būstas tai yra mano pamatai. Tai yra santykis mano su šeima, tai yra mano komforto zona, kurioje aš ilsiuosi, tai yra mano namai. Tai taipogi mano santykis su mano šeima, tai yra mano žmona, mano vaikai. Ir kokią šeimą aš noriu kurti, kokioje atmosferoje aš noriu kasdieną būti.
Ir į šitą temą gali ateiti tiek sunkus momentai, tiek labai teigiami momentai, viskas priklauso tik nuo tavęs. Toliau, ožiaragis. Ožiaragis eina per simbolinį trečiąjį būstą. Ir trečiasis būstas yra susijęs su mokymosi etapu, naujomis žiniomis. Tai galbūt yra laikas, kada aš taipogi daug kontaktuoju su kitais, skambinu, skambučiai, tvarkau dokumentus, derinu kontaktus, derinu ryšius, tvarkau santykius su tai žmonėmis, kad man būtų lengva su jais bendrauti. Tai laikas, kada gali atsinaujinti ryšiai ir santykiai su mano broliais, seserimis, pusbroliais, artimiausiais jaunesniais giminaičiais. Tai yra laikas, kada gali ateiti nedidelės kelionės, pastovi migracija, važinėjimasis kažkur. Tai yra trumpalaikės kelionės. Tai yra galbūt į mano rutiną, į mano kasdienybę gali įsitraukti, pavyzdžiui, važiavimas į ne pačiame mieste, galbūt, pavyzdžiui, močiutė sunegalavo ir ji gyvena, tarkim, aš gyvenu Klaipėdoje, o ji gyvena Kretingoje. Ir mano važinėjimasis pastovus į Kretingą iš Klaipėdos, rūpintis ją, prižiūrėti ją. Tai yra pastovus trumpalaikės kelionės, o galbūt ta močiutė gyvena kokiuose Telšiuose arba Kaune. Tai yra atsiranda pastovi migracija, pastovus važinėjimasis, kursavimas. Tai taipogi laikas galbūt, kada yra mokytis, tai galbūt online kursai, tai galbūt rimtesni mokslai, tai galbūt naujos žinios, galbūt tai yra projektas parašyti kažką, galbūt realizuoti savo atidėtą knygą, kurią kažkada parašiau. Tai yra realizacija mano minčių, mano kalbos, kurią galbūt aš anksčiau negalėjau išsakyti, bet dabar norėčiau pasakyti. Tai yra taipogi atsinaujinimas kai kurių draugysčių ir kontaktų, kurie galėjo anksčiau man būti antraeiliam, galbūt trečiaeiliam plane. Tai gali būti laikas, kada aš mokausi naujos kalbos, taipogi naujos kultūros. Taipogi trečias būstas yra susijęs su komunikacija, todėl tai gali būti atnaujinimas visų komunikacinių priemonių. Tai gali būti tiek labai didelė komunikacinė priemonė kaip automobilis, arba tai gali būti laikotarpis, kada aš keičiu savo telefoną. O galbūt tiesiog interneto tiekėją, arba keičiu telefono ryšio įmonę kitą. Bet kokiu atveju tai yra geras laikas naujoms žinioms, naujiems seminarams, naujoms knygoms, naujoms pažintims. Bet kokiu atveju tai yra laikas, kada geras laikas tobulėti, įgauti naujų žinių, naujų pažinčių, naujos informacijos, kad jūsų gyvenimą ateitų nauji vėjo gūsiai. Na, o vandeniai yra susijęs su naujais resursais, labai panaši kaip ir liūtai, bet jau šiek tiek kitaip, todėl kad 8 būstas yra susijęs su svetimais resursais, o 2 būstas simbolinis susijęs su asmeniniais resursais. Todėl čia ateina laikas pradėti gauti pinigus jau taip, kaip tu pats nustatei. Nauji pinigų srautai, naujas atlyginimas. Galbūt atėjo laikas susivokimo, kad man ši alga netinkama ir aš keičiu darbo. Tai yra nauji mano energijos resursai. Dar vienas dalykas, tai yra patraukti, panaikinti iš savo aplinkos, savo erdvėje tai, kas stabdo mano tų resursų atėjimą į gyvenimą. Galbūt aš esu sąstingė ir aš negaliu suprasti, kodėl aš negaunu reikiamo atlyginimo. O galbūt tai yra laikas susimastyti, iš kur aš noriu gauti tą atlyginimą ir kokio kiekio, kokio dydžio jis turėtų būti. Tai yra labai susiję su susivokimu, kas tave stabdo. Kas eikvoja tavo energiją, kad tu negali to pasiekti, kad tu negali turėti tos ar vienos kitos sumos savo kišenėje.
Ir tai yra susiję, pavyzdžiui, su kreditais, tai yra susiję su paskolomis, su išmokomis. Tai reikia susimastyti ir pagalvoti galbūt, kaip optimaliau nukreipti savo resursus, kaip man turėti tas ar vienas kitas sumas. Tai va, tai galbūt laikas, kas natūraliai iš tiesų baigsis kažkokia išmoka, kurią man reikia mokėti, tarkim, vaikams arba grąžinėti skolą kažkam. Reikia gerai permastyti, jeigu iš tiesų taip įvyksta, kad mano resursų daugėja, kur ir kaip man juos nukreipti. Galbūt tai yra susiję su darbu, gal tai yra susiję su tavo santykiais ir tu matai, kad būtent šitas santykis mane tempia finansiškai atgal. Tai iš tikrųjų yra gan svarbi tema. Jis yra susijusi su tavo lėšomis ir resursais. Ir čia taipogi yra susiję ne tik su pinigais, bet ir su tavo pačiu energija. Kam tu nori skirti savo energiją ir už tai gauti pinigus? Kas eikvoja tavo gyvenime energiją ir kas ima daugiausia tavo resursų? Galbūt jūs per daug skiriate laiko savo vaikams, o galbūt skiriate tiems žmonėms, galbūt tai yra šeimos nariams ir panašiai, galbūt jūs pats eikvojate savo energiją rūpesčių tai žmonėmis, kurie net neprašė jūsų, kad jūs tai darytumėte. Tuo pačiu metu galbūt reikia susimastyti, kur galėčiau aš pataupyti ir kur galbūt nevertėtų leisti man savo pinigų. Taipogi permastyti, galbūt aš per daug eikvoju arba save, arba savo pinigus kažkam, kam dabar atėjo laikas, keisti tiesiog. Antras būstas yra susijęs taipogi ne tik su pinigais, bet ir su mano įvaizdžiu. Tai yra, kas mane daro tokiu, kas aš esu. Tai yra investicijos į save. Čia gali būti laikotarpis, kada tu daugiau skirsi laiko mankštai, rytiniai. Galbūt tai yra laikas, kada tu pradėsi dietą, kad pagražinti savo kūną. Tai yra investicijos į save. Galbūt tai yra laikas, kada tu pradėsi investuoti į savo asmeninį trenerį ar dietologą. Galbūt tai yra laikas, kada tu daugiau investuosi į savo grožį ir pradėsi pirkti geresnės kokybės kosmetiką, vitaminus ir panašiai. Tai yra investicijos į patį save, kad pagerinti tuos resursus, kuriuos aš turiu viduje. Ir tuo pačiu metu atstatydamas tuos vidinius resursus, iš kurių aš ir uždirbu, ir dirbu, ir turiu, galima sakyti, tas varikliukas, iš kur jisai dega. O žuvims galiu pasakyti tai, kad šitas laikotarpis yra, galima sakyti, labai sakralus, labai gilus, bet iš kitos pusės ir pavojingas. Labai svarbu šiame laikotarpyje žuvims pasistatyti savo aiškias gairias, kur tu nori eiti, ką tu nori daryti. Ir šitas trumpas laikotarpis šito užtemimo koridoriuje ir ypatingai dabar, tu turėtum būti labai budrus ar budri, stebėti savo vidų, savo sapnus, savo nuojautą, savo pajautimus, kur link tavo intuicija tavo veda, kur tavo Neptūnas tave veda, todėl kad šis užtemimas yra žuvų ašyje ir tuo pačiu metu konjunkcijoje, tai yra susijungime su Neptūnu, tavo vidinė jėga, tavo nuojautos, tavo vidinis empatiškumas turi tave nulydėti link teisingų dalykų. Svarbiausia, neapgauti save. Svarbiausia, nenueiti į žemasias Neptūno vibracijas. Tai reiškia, išeiti iš priklausomybės. Ir ta priklausomybė gali būti nebūtinai susijusi su alkoholiu ar narkotikus, tai gali būti susijęs su priklausomybė nuo santykio, priklausomybė nuo komforto, kurį suteikia man šis darbas, priklausomybė nuo daugelių dalykų, kurios galbūt bukina mano pačio sąmoningumą ir susivokimą šiame etape. Žuvis šiam etapui iš tikrųjų turi labai stipriai išgyventi. Ir dažnai tai yra susijęs su visiškai nauju etapu, kurios verčia žuvims susimastyti, ko aš noriu šiame gyvenime, ką aš pasiekiau ir kokius rezultatus aš jau turiu,
per visą šitą laikotarpį, kurį aš nugyvenau nuo 2015 metų. Tai va, tai yra, galima sakyti, uždaromas, bet ir atnaujinimas ir lyg naujas etapas. Tos temos, kurios buvo 2015 metais, gali atsinaujinti labai labai stipriai, bet veidrodiniu principu. Galbūt iš savo asmenės patirties aš emigravusi perėjau į daugiau mergelės tematiką. Kas labai keista, bet aš persikraušiau pas mergelę. Tai va, ir mergelė. Ir tai yra darbas, tai yra tarnystė, tai yra materiali sfera, mokslai, naujos žinios, nauja kasdienybė, nauja rutina. O žuvis, dabar atėjo laikas, jeigu tu tada išgyvenai mergelišką etapą, tai yra tarnystė, žemiškas, praktiškas etapas, tada dabar tai atėjo laikas dvasiniam, gilesniam etapui arba atvirkščiai. Viskas priklauso nuo tavo evoliucijos etapų. Malonaus tau klausymosi, jeigu nori giliau, išgilintai, kreipkis pas mane, papasakosiu. Iš tikrųjų, šis etapas gali būti labai nepaprastas. Aš tiesiog ištempus ausis žiūriu ir stebiu, kas aplinkui mane darosi, ir labai labai stebiuosi, kaip iš tikrųjų stipriai visus mane supančius žmonės tai šis etapas veikia. Tai tik tai nurodo, kad tais metais mūsų visų laukia kiekvieno individualiai naujas etapas ir jis bus pakankamai reikšmingas, pakankamai stiprus. Tai va, sėkmės visiems, nesitikėjau, kad įrašas gausis toks ilgas ir kreipkitės, jeigu norite, malonaus klausymasi ir iki sekančio kontakto ar video. Ate.